labukas. Pasižiūrėkime, kas laukia gruodžio 4 dieną. Kas kolektyvą laukia. 3 kalavijai. Energija nėra labai maloni, ypatingai po gruodžio 3 dienos. Ir gali būti, kad tiesiog jum patiem jūs patys nenukentėsite, bet tai bus diena, kada reikės paguodos, pagalbos draugui, artimam žmogui. Gali būti, kad jūs pačius sužeis ir nelengva diena, ne iš lengvųjų, kada bus nuoskaudų, su kuriomis reikės susitvarkyti jums arba jūsų artimai aplinkai. Gali būti, kad jūs patys įžeisite ir tai būtų patarimas prieš kalbant gerai pagalvoti, nes, kaip sakant, žodis žvirblių išlekia, jaučių sugrįžta, ar ne? Tai reikėtų gerai pasverti, ką jūs norite pasakyti ir neskubėti ant karštųjų, nesiaiškinti dalykų, tiesiog geriau ramiai, kad nusistovėtų emocijos ir iš to vidinio balanso ir ramybės eitumėt į tam tikras komunikacijas su žmonėm, kad netektų paskui gailėtis ir atsiprašinėti ir kažkaip išvengti tų tokių pasišpagavimų. Na, ką, belieka palinkėti kiek įmanoma lengvesnės dienos pagal tai, ką matau, kad ji būtų kuo labiau amortizuota ir pavyktų išvengti tų tokių ypač skausmingų akimirkų. Tai geros dienos ir iki.